Sveiki, kolegos vairuotojai. Nutariau padaryti vieną video apie Amazonės laukiamuosius. Kiek išeis pafilmuosiu. Ne visur išeina, žinai, žmonės sėdi, ne visi nori, karočią. Šiaip Amazon policy nelabai leidžia tenai tų dalykų daryti. Bet kiek išeis pafilmuosiu, gal nebus kažkur žmonių. Tiesiog tualetai, laukiamieji, kaip atrodo, kokio dydžio, koks servizas, kokių paslaugų yra. Ne paslaugos, šiaip kokių pramogų tiksliau yra. Žaidimų automatų, tokių, vienu žodžiu, taip toliau. Šiaip pats važiuoju ir kitų vairuotojų tenai būna, kaip Norvegijai važinėja žmonės, kaip gyvena, kur laukia. Įdomu pasižiūrėti kitą kartą. Pertraukė skambutis. Apie ką aš čia kalbėjau iš viso? Jo, apie laukiamuosius. Tai va, tai būna tų visokių laukiamųjų. Būna geri laukiamieji, daug vietos, ten dažniausiai būna su sandėlio darbuotojų kartu valgyklom, kantinais angliškai vadinamais. Tai ten būna daug ir mikrobangės, ir šaldytuvai, ir visokie vending machines, ten tos aparatai ir kavos, ir snekų visokių užkandžių, žinai, ten, vienu žodžiu. O būna konteineriai tokie, jie šiaip laikiniai dažniausiai, kada remontuojamas pagrindinės patalpos, bet tų laikinumas, kaip pavyzdžiui, Veibridže tokiam, tai ten tas laikinumas pusę metų tęsiasi ir ten neišildomi žiemą buvo, čia šalau lauke stovėt, kitą kartą lauki 1,5 valandos, kol užkraus fūrų privažiavę, vietos tam konteineriai nėra, šildymo nėra, ten jokių tų karštų gėrimų irgi nei nusipirksi, nei pasidarysi kitą kartą. Vienu žodžiu, šūdas visiškas. Tai va, ne visur gali filmuoti, bet, pabandysiu, kas išeis, tas išeis. Tai va, kitas dalykas, klausimas, ar yra daugiau tokių atsilūpusių kaip aš? Aš jau pusę metų dirbau ant fūros, 3,5 metų dirbau ant sunkvežimio C kategorijos, tik tai tiek žinojau, kad mano bendra masė 18 tonų. Ant fūros išvis, žinau, kad bendra masė iki 44, nei kiek vilkikas sveria, nei kiek priekabas sveria, nei kokį krovinį vežu. Kai pažiūriu kitų ten fūristų dienoraščius, tenai video, rašo, ten mane pakrovė tiek ir tiek tonų, ten baleba, niekada į CMR nežiūrėjau. Tas CMR net nežinau, ką ten rašo, iš tikro, kas jame rašoma. Yra tokių atsilūpusių kaip aš ar ne? Jaučiu, kad nelabai. Tai dabar neseniai iškylo toks, buvau čia Korbi tokiam vidurio Anglijoje ir ten ne Amazonės sandėlis, ten su Amazonė bendradarbiauja tokia kompanija, bet mes kartais į kelias turim sandėlius. Edmundson Barry tokiam yra irgi Blackmanas ir Korbi yra Blackmanas. Iš tenai vežamės prekes į Amazon. Tai pakrovė, žiūriu pakrautus ir ta visa priekaba sėdė beveik ant tų ratų. Atsidariau, pažiūrėjau, ten chemijos būtinės pakrauta. Kažkaip pirmą kartą sugalvojau pažiūrėti CMR, gal sakau, svorį rašo ten, akurat pasirodo rašo ir palėčių skaičių. Ir svorį pasirodo rašo. Žiūriu, pakrautas 18 tonų. Normaliai. Gerai galvoju, sakau, dabar tai kiek mano bendra masė kem 4. Maksimum. O kiek vilkikas nežinau, kiek priekaba nežinau, nieko nežinau. Tada pradėjau aiškintis. Tai pasirodo, mano šitas elektrinis Mersas sveria 11,7 tonos apie. Priekaba pasirodo, standartinė priekaba, man pasirodo, čia jums gal ir taip žinoma, bet čia man pasirodo, kad standartinė priekaba ten apie 7,5 tonos, ten 7-8 tonos. Tai va, per pusę metų šitas naujokas fūristas įsiaiškino, kiek jo vilkikas sveria pagaliau, žinau, kiek priekabai apytiksliai sveria, tiesa, double deckeriai tie pas mus yra 2 aukštis. Jos ten, man rodos, vien tik tai tas pakelimo plokštė, tas grindis, lyg tai ar toną, ar 1,5 sveria, tai dar papildomai dasideda. Bet galiu dabar primeluoti čionai. Nes tada kažkaip apie double deckerius biškį domėjausi svorį. Tai va, pusę metų kažkodėl sumaniau pasidomėti svoriais. Toks visai, kaip sakyt, žingeidus vairuotojas, labai viską mėgstantis žinot. Vairuoju tik tai, kad baronka sukinėja, kas tenai kaip. Kai pasižiūriu kitų, kiek žino tenai jūs visi apie tas fūras, apie ten visokius kitus dalykus, tai man čia, aš iš vis nieko nesidomiu. Baronka sukinėja į savo,
kas tenai aplinkui, vienodai šviečia. Tai va, sustiksim laukiamuosiuose, žiūrim, kas man išeis su tais filmavimais laukiamųjų. Žinau, kad ne visur išeis, ypatingai dideliuose. Žmonių pastoviai pilna. Tai va, biškį parodysiu kažkiek tai. Iki sekančio karto. Jo, čia skylė, man rodos. Ai, neatsimenu, bet atrodo, kad skylė. Jo. Nėra čia pašudiniausias variantas, aišku. Sveiki. Krepšinis nudilęs. Fotelis užtat yra geras sėdėjimui. Nu, čia dėžės šitų deliverių. Ten sandėlys. Čia ir sandėlio valgykla tarp kitko. O čia yra tualetai. Nu ką, dar vienas DHA2 kantinas. Tik čia reikia padėti savo paduką. Čia nė velnio niekas neveikia. O čia. O, pagaliau. Vienu žodžiu, aparatų negali suremontuoti nė vienas. Nu, pradėsi bėgti. Čia šiaip turėtų išmesti padukus šitie aparatai, bet čia, nu. Tai va, čia toks biški geras laukiamasis, nes čia ir šitogi valgykla ir darbuotojų sandėlio. Va čia tai mėšlas šituose aparatuose. Čia yra ramybės kambariukas. O ten tiesiog visas kantinas su visko. Tai va. Galim jau tenai pasidėti. Ten tualetai tilin. Einu į ramybės kambariuką gal. Čia minkšta, gera sėdėti. Oi, lafa, staliukas. Šit, kaip atsisėdau. Kraulis. O, tai kūla. Šiam vairuoti laukiamasis kraulį. Jau irgi toks. Bet tulikas. Moterų ir vyrų. Čia man tai toks ženklas naujas. Ir 3 krėslai. Pasirinkimas neočiai. Nu, bet kažkas yra. Šitas šudins kavos aparatas, kur kava myžalas. Vienas geras dalykas šiandien, nors kad foteliai geri. Minkšta, ne kaip kėdės būna tokios. Atsisėdamės dabar taip į sveikatą, hebra. Kapučino gersim. Tai va, nu, kai kuriuose bent. Čia nors, kaip sakyt, gerai nors kėdės geros. Greičiausiai nereiks ilgai laukti, nes mačiau mano priekabą pustuštę. Važiuosiu paskui sekančią vietą. Oras šiandien geras, fantastika. Saulutė šviečia, net prismerkti reikia. Nu, žiūrėsim, kas kitoje vietoje. Parodysiu kitą sandėlį. Čia buvo krauliai. Taip staigiai išmėtė. Nespėjau net kavos puodelių išgert. Sako, viskas, čiuošk, velniop. Tai va, gerai, dabar važiuoju į Weybridge. Ten gaidys konteinerį metaliniai. Nežinau, ar išeis pafilmuot. Parodysiu bent jau, bet ten SXW2 leidžia sėdėti kabinai. Atkabini priekabą, pasistatai vilkiką ir gali savo miegot, kol tave pašaukia. Arba yra ten toks kantinas, konteineriai metaliniai. Toks
Pusė velnio yra kitoj pusėje. Trečias SXV 3, tai ten iš viso gaidžių gaidys. Tas antras dar. Pylam. Važiavau į Weybridge, tenai su kantinom pavalgyti. Gal, nes 2 valandos iki priekabos laukimo. Nusipirksim maisto ir eisim paryti tenai. Nu, konteinerinis kantinas, atsinešiau savo burgerį. Valgysim. Čia taip atrodo. Tualetai. Pusė velnio. Gyvent galima. Nesmirda. Nėra labai tvarkingi, bet iš bėdos. Tai va, čia bent šilta, ne kaip anoj pusėje, ten tai būna iš vis košmaras. Sekasi, kai klavištai grūdas. 2 valandom anksčiau atidavė krovinį. Dabar tik tai viskas priklauso. Ar kitas sandėlys mane priims? Šitas tai davė. Kitas priims, tai bus labai gerai. Tai va, gerai, važiuosim, žiūrėsim. Seminapas, čiais. Sustiksim sekančiam sandėlį. Kroidono kantinas per 2 aukštus. Vending mašinas. Sandėlys ir lipam į viršų. Į patį kantiną. Ar neatsimenu, kurioj. Čia aparatai. Čia aparatai, ten sėdyklė tenai atrodo. Jo, sėdyklė čia. Čia didelis biliardas ir visas kitas. Čia geras, eit kažką reikia, rabatos kokios pagraužti. Dar kažko tai. Jau, nukrito. Flag fryas kažkoks tai flag jack. Kažkokį šūdą nusipirkau. Bet ką daryt? Ai, šitau gert, ne, einu pasimsiu karštos arbatos. Einu pasimti arbatos. Šitai. Man rodos paduko reiks, o ne? Tai šūdas gausis tada, jeigu paduko reikia. Laukti ilgai, reikia pažaisti biliardą. Nieko čia nebus, neduoda man krovinio. Sakė 9 turi atvažiuoti, aš važiavau 5. Kur aš esu? Romfordas pagal mūsų vadinamas. Nieko čia ne Romfordas, vėl žaisim biliardą. Pula. Čia Turokas. Farok, Turok, fuck off. Greisas. Tai va. Čia didelis, yra minkštų sofų. Galima pamiegoti, jeigu ilgai lauki. Galima biliardą pažaisti. Galima dar kažko padaryti. Cool. Šitas geras. Nu, čia nelaukiamas, čia vien dar. Oh, thank you. Yes, please. Čia Dartfordo servizas. Tai va, tik tai ką pamačiau, kad yra rooftopas. Niekada nebuvau čia. Einu pažiūrėsiu, ką čia rodo. O, lemba. Galima ten Lakeside'as matosi. Lakeside shopping centras. Toks. O, čia niekada nebuvau. Ežeras pasimaudyti. Ja, pasapnuoti. Tiksliau. Čia parkingas. Čia tai miksas ir sunkvežimiai ir vanai. Ten aš kur stoviu, tai vanai. Tai yra sunkvežimiai. Ten kolonėlė. Ir išvažiavimas M25. Čia va, šitas kupolas yra Lakeside prekybos centras. Čia yra dušai. Pirmą buvau įėjęs į dušą. Apačioj tualetui. Kazino. Kaip visą laiką. O, automatic do. Nereiks pačiam atsidarinėti. Čia toks Burger Kingas. Pats skaniausias restoranas. Vakarėja. Leidžiasi. Saulutė.
Geras oras, šiandien pavasaris, bet ne taip šilta kaip vakar. Vakar buvo 18, šiandien 15 gal tik. Bulgarai. Geras dafas šitas, man patinka. 25 metų. Fainulkas. Dafiukas. Kur mano gulbė? Ramūnai. Štai jį mano. Be priekabos. Atvažiavau į Dartfordą. Čia turbūt nelabai pafilmuosiu, nes kantinas didelis. Laukiamasis. Na, kaip didelis, bet nemažas. Ir visą laik pilna žmonių. Ir visų yard maršalų ir taip toliau. Bet ką matau atplaukusią laivą didelį, paskui gal parodysiu biškį. Atplaukęs laivas. Kažkoks pas kažką tai, nežinau pas ką, bet pas kažką tai atplaukęs. Viena Indija, blemba, čia dirba, turbūt iš Indijos atsakinėja. Buvo suprasi kažką, blemba. Nors ir pas mane anglų kalba labai gera, bet aš vairuotojas. Yes. Iš Indijos. Give me a moment, Rava. Checking with the site for the location, okay? Okay, thank you. Iš Indijos ryšys prastas matyt. Tai nedaina. Amazonėje apsimoka geriau Indijoje, kad sėdėtų visi tie dispečeriai, negu čia vietinis samdys greičiausiai. Aš taip spėju, nes nei vienas baltas čia niekada neatsiliepia prieš tos, vienu žodžiu, prieš tas kameras. Give me a moment, Rava. Yes, no worries. Sorry for the delay. I'm checking with the site for the location, okay? Okay. Neranda man vietos, kur pasistatyti mašinį. Tai va. Ir taip. Bet čia tik didesniuose sandėliuose, ne visuose čia dar šitos sistemos. Kitur taip paprastai važiuoja per tos vartus ir viskas. Tuose gatehouse'uose sėdi žmonės, jie ten paima tavo reference number, tą tavo, vienu žodžiu, delivery reference arba... Give me a moment. Yeah, no worries. Arba collection number ir viskas. Čia matyt, kai kuriuose sandėliuose įdiegti jau tokią nuotolinę sistemą. Spėju. Čia mano spėjimas, kad jie ten sėdi Indijoje ar Pakistane prie kompų. O, skambina kažkas kažkam. Skambutis. Could you confirm me, are you in the safe zone? Say again? It's not for you, Rava. Ah, sorry. Could you confirm me, are you in the safe zone? Šneka ne su manim. Pasirodo. Įsikišau be reikalo. Check for all the cameras, no one around the trailer checking in the driver. So, Rava, your collection is not yet ready. You can park out parking space 381 and go to office. 381? 381, then go to office. Yeah, okay, thank you. Okay? Thank you, bye-bye. Bye. Tai va, šnekam su indusais. Važiuojam. Parkuojamės ir sakė, mano krovinys dar negatavas. Aš pats žinau, kad negatavas anksti. Dar kokią valandžykę turbūt kaip minimum. Ką daryti? Greitis 10 miles per hour. Stovi matuokliai. Ir arba va dabar thank you ir įsišiepia žalias marmuzė. Jeigu važiuosiu greičiau, tada susiraukia visi zuai. Why you so going so fast? 381 sakė, atrodo, skleroznikas, aš ne viską atsimenu. Neatsimenu visko, aš taip jau gerai pasako ir per vieną ausį išėjo, per kitą, tai yra per vieną įėjo, per kitą išėjo. Čia didelis sandėlys šitas Dartfordas, čia toks iš naujesnių. Aš kai dirbau dar tam Tilburio sandėlį, pačiam dar sandėlį, kai dirbau, tai man rodos, aš dabar galvoju, šitą gal tik statė, atidarinėjo. Nebepamenu. Senatvė.
Tai va, tokie reikaliukai. 381 prie ofiso. Prie ofiso. Jau viršiju greitį. 11 mylių per valandą važiuoju. Gausiu velnių toj. Koks aš negeras. Eik tu sapu, kokį čia priekabą lysiu. O, tai šiandien visai vieton. Kai geras. Net priekabos nėra. Yeah. Taip tai būna po priekabą pakiša kokį nors, kuri dar neįdės artimiausią 5 metį. O čia aš dabar netgi tuščia vieta visai, net priekabos nėra. Eik tu, kaip čia man gerai. Aš realis kaip karalius. Gerai, užtenka nebevažiuoju, gal toliau sėgi ką. Biškį priekin pavažiuoju, kad man čia duris lengvai atsidaryti. Viskas. Išjungiam šitą queen, kad užknyzo jis mane pinksėt. Reikia jardose jungtis į... Užvalkaus ant sėdinių, čia vieną dieną neturėjau darbo, tai davė šefas užvilkinėt. Tai dabar diržai nesusistame ne velnio. Gerai, einam į kantyną, bet čia, kaip sakiau, atrodo, nepafilmuosiu. Nu, pažiūrėsiu gal. Ten yra vairuotojų, o šit, muzika. YouTube'as nepraleis. Muzika YouTube'as nepraleis, reikia išjungti. Va ten yra vairuotojų laukimasis ir matau gana tuščias. Tai va, ten yra Dartfordo tiltas. Didelė jungtis Londono. Laiptai. O, čia stovi šitas. Vanduo. Vandens. O ko nebėga? Bėga. Tai man daug stalų, daug kėdžių, keletą aparatų, telikas, yra dušai. Kas dar? Tualetai, aišku, dušai yra. Nu, čia toks normalesnis. Jo. Čia va šitas laukiamasis Weybridge, laikinas, pusę metų. Pusę metų laikinas, o čia va tualetai, einam. Apsimyšim. Čia laukiamieji. Palauk, čia atrodo kambariukas yra jau. Čia va toks va skylė pasidėt. Ir einam čionai. O čia žmonių yra nekafumuoti. Einu į šitą skylę. Tai va. Ir visas čionai. Nu tenai daug žmonių sėdi, tai nelabai norėjau filmuoti. Tai va, čia aš. Tai va, čia va toks konteineriai laikini. Čia laikinas yra jau... Kiek aš čia dirbu? Pusę metų. Bet anksčiau leisdavo sėdėti kabinai, dabar viskas nebeleidžia, reikia šitom budonai. Dabar, kai nešalta, tai dzin, bet kai jau buvo šalta, tai, nu, nelabai kas. Tai va, Weybridge. Jums kaip atrodo Amazon vairuotojų konteinai, kitaip sakant, laukiamieji, kur mes sėdim, kol krauna ar kol laukiam savo reiso. Nieko labai ypatingo, bet bent yra kur prisėsti, išgerti kavos ar suvalgyti kažką šilto. Toks trumpas žvilgsnis į vieną mažą mūsų darbo pusę. Jei buvo įdomu, parašykit komentaruose, ką dar norėtumėt pamatyti iš HGV vairuotojo kasdienybės.